Klausykit, va šitas niekšelis Buškevičius išvadino mus išprotėjusiais. Nu ir kas? Dabar pas mus demokratija, kiekvienas gali savo nuomonę sakyti nevaržomai. Nu, tai nuomonė, tai gerai, kad jis sakytų nuomonę, o tai jisai pateikė kaip neginčiamą faktą, va? Oi, nu tai negerai? Nu. Negerai. Tai Ana reikia paduoti į teismą, aš taip suprantu. Nu, kitaipgi nesikreiptum. Nu, taigi, žinoma, kad reikia paduoti, visi mes Seime šito norim, reikia jam pagaliau parodyti savo vietą. Oi, geras mintis, kiekvienam Seimo nariui po 10 000 litų moralinė kompensacija. Geras mintis. Rubi, tu žinai, aš brangus advokatas. Nu, tai aišku, kad žinom, jūs nesjaudinkit, bus sumokėta. O tai ko nesikreipia į pigesnį? Nu, tai galvojom pradžiai kreiptis į pigesnį, bet paskui visus labai suneramino Buškevičiaus pozicija. O, iki kokia Ana yra? Tai va, Buškevičius, kai pasakė, kad mes visi išprotėję, mes pagrasinom, kad paduosim jį į teismą. O tada jisai sako, kad pralaimės bylą tik tai tada, kai mes pristatysim pažymas, kad esame protingi. Nu. Oi, Ana žino, kur yra silpna vieta. Šitiek pažymų, kad nedurni. Taip. Nu, tai vat mums ir beliko kreiptis tik tai į jūs. Nu, padėt čia nesunku. Tai va čia. Anas nors ir gudras, bet primityvas. Nu, tai primityvas. Skaityk bylą laimėtą. Tai palaukit, kaip čia dabar suprast, tai ką mums reikės išsiimti tas pažymas? Kokias pažymas? Kad nedurni? Nu. Oi, kas duos? Nereikia. O tai kaip tada? Anas pasakė, kad visi Seimo nariai išprotėję. Nu, taip pasakė. Nu, į gerai. Nu, į dabar Buškevičius privalo gaut pažymą, kad visi Seimo nariai iki Seimo buvo protingi. A iš kur Anas dabar tas pažymas gaus, a? Nu, taigi žinoma, kad negaus. Nu, va, įskaityka 10 000 litų pas tave kišenė. Ir mes uždaram teismo posėdį, greit viską suforminsim. Ir palaukit, kodėl uždaram, tai posėdis tai turi būti viešas. Kas viešas? Posėdis viešas turi būti. Kodėl viešas? Nu, tai kaip tai kodėl? Nu, tai įžeidė tai viešai, tai tegul ir atsiskaito viešai, nu. Tai Anas viešai visus pavadina durnais. Nu, žinoma, kad viešai, nu. Nepyk, bralauk, bet šitą bylaus aš imtis negaliu. O kodėl? A todėl, kad aš niekada neprasidedu su saugumu. A čia yra baudžiama byla ir dar saugumas. Tai kokia čia baudžiama byla ir koks čia saugumas? Čia yra viešas įžeidimas, nu. Čia yra ne viešas įžeidimas. Buškevičiaus žodžiai, kad visi Seimas yra durnas, yra valstybinės paslapties pagarsinimas. A tai visada yra baudžiama byla ir saugumas. Nu, panas Brumentali, nu ką jūs čia dabar kalbat? Koks čia pagarsinimas, kokia čia paslaptis, nu tai... A tai tu nori pasakyti, kad Seimas yra durnas, visi Lietuvos žmogai žinoja? Nu, nežinau. Nu, gal jūs ir teisus. 3 litrai. Kas? Kriaušė. Gerai. Ką gerai, tai 3 litrai tai aš mokėjau, a tau 5. Eikit jūs su savo kriaušė.